Sveiki, esu Elvyra, finansų konsultantė. Kitaip finansų baba. Turiu daugiametę patirtį verslo kūrime ir vystyme, specializuojuosi asmeninių finansų valdyme ir smulkaus verslo mokesčio optimizavime. Teikiu individualias konsultacijas, kaip pagerinti solo verslo mokestinę aplinką. Šiandien turinys skirtas apžvelgti individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą skirtumus. Buvo prašymas tai padaryti, o mes pažadus vykdome. Jei tema aktuali, like ir prenumeruok kanalą. Jei aktuali draugui, pasidalink. Individuali veikla gali būti vykdoma dviem būdais – su verslo liudijimu arba su pažyma. Dabar kalbame apie individualią veiklą su verslo liudijimu. Tai pats paprasčiausias ir galimai pigiausias solo verslo vykdymo variantas. Ribotas veiklų sąrašas, vadinasi, negalima vykdyti bet kurią veiklą, o tik tokią, kuri yra sąraše. Pradėti vykdyti veiklą su verslo liudijimu galima prisijungus prie mano VMI ir pateikus prašymą. Rekomenduoju prašymą pateikti kelios dienos prieš norimą verslo liudijimo pradžią, nes dokumentas išduodamas per kelias darbo dienas, ne iš karto. Verslo liudijimą išsipirkti galima vienai dienai minimum, jei tai prekyba. Pavyzdžiui, nori prekiauti mugėje. Ir minimum 5 dienoms, jei tai paslauga. Maksimali verslo liudijimo trukmė gali būti 1 metai, iki kalendorinių metų pabaigos. Pavyzdžiui, nuomai apsimoka išsipirkti verslo liudijimą visiems metams. Verslo liudijimą galima pratęsti. Paprastai VMI atsiunčia pranešimą apie verslo liudijimo pabaigą. Kokiagi mokestinė aplinka? Užsakant individualią veiklą su verslo liudijimu, iš karto sumokamas fiksuotas gyventojų pajamų mokestis – GPM. Nesumokėjus GPM, verslo liudijimas nebus išduotas. Ir dar, jei kabo skola sodrai, gali kilti keblumų įsigijant verslo liudijimą. Nebūkim skolingi. GPM dydis priklauso nuo savivaldybės, kurioje vykdysi veiklą. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste GPM mokestis už verslo liudijimą nuomai metams bus 684 €, o Kaišiadorių rajono savivaldybėje bus 80 €. Skirtumas didelis, bet ir nuomos kaina skiriasi ir pajamos už nuomą skirtingos. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaitą taikyti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už pajamas gautas iš veiklos, kuria verčiamasi, turint verslo liudijimą lengvatas. Yra ir daugiau lengvatų, kad ir pavyzdžiui dirbantiems su darbo sutartimi. Įsigijus verslo liudijimą, deklaruojant pajamas, jei nesieksi 45 000 € ribos, gyventojų pajamų mokesčio mokėti papildomai nereiks. O sodrai mokesčius reikia sumokėti nuo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio. Jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo 1 iki paskutinės jo dienos, tuomet mokamas standartinis mėnesinis įmokos dydis. Jei papildomai pensijai nekaupi, tai 8,72% nuo minimalios algos ir tai būtų 80,57 €. Jei kaupi papildomai pensijai, bus 11,72% nuo minimalios algos ir mėnesiui tai būtų 108,29 €. Vat tokie mokesčiai. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Minėti 8,72 arba 11,72% VSD, o privalomas sveikatos draudimas 6,98% nuo išpirktų dienų skaičiaus arba 64,50 € per mėnesį, jei nesi draustas. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali įtraukti į savo veiklą tik vieną iš šeimos narių – sutuoktinį, tėvą, motiną, vaiką nuo 14 metų. Verslo liudijimo turėtojas deklaruos visas pajamas, netgi ir tas, kurias uždirba įtraukę savo šeimos narį. Individuali veikla su verslo liudijimu labiau orientuota į sandorių su fiziniais asmenimis, nes pasiekus 4,5 tūkstančių € ribą, sandorių suma su juridiniais asmenimis toliau apmokestinama kaip su individualia veikla pagal pažymą. Svarbu, prekybos verslo liudijimą įsigiję gyventojai iki 4,5 tūkstančių € per mokestinį laikotarpį gali parduoti prekes prekybos veikloms nevykdantiems juridiniams asmenims. Individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams, tiek įsigijusiems prekybos, tiek verslo liudijimą, tiek įregistravusiems prekybos veiklą su pažyma. Tačiau
Žemės ūkio ir maisto produktai negali būti perparduodami individualią prekybos veiklą tiek įregistruotą, tiek su verslo liudijimu vykdantiems asmenims. Na, čia tokia išimtis. Apie verslo liudijimą tiek, toliau individuali veikla pagal pažymą. Užsakyti galima taip pat kaip ir verslo liudijimą, prisijungus prie mano VMI. Veiklą galima pradėti vykdyti teisingai pateikus prašymą REC 812. Nėra galiojimo pabaigos. Jei nori nutraukti veiklą, reikia vėl jungtis prie mano VMI ir pateikti prašymą dėl veiklos nutraukimo. Gyventojas gali vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, net ir tą, kuriai vykdyti reikalinga licencija, ar bet koks kitas leidimas, išskyrus veiklą, kuriai vykdyti privalome steigti įmonę. Primenu namų darbus, kuriuos reikia atlikti prieš teikiant prašymą. Susižinoti savo veiklos EVRK kodą. Tai palengvins prašymo pateikimą. Galima įdarbinti kitus asmenis, sudaryti sutartį su kitais individualią veiklą pagal pažymą dirbančiais asmenimis. Tiesiog platesnės galimybės. Mokesčiai mokami nuo apmokestinamųjų pajamų. Gyventojų pajamų mokestis mokamas nuo 5 iki 15% priklausomai, kokias apmokestinamasias pajamas generuojame. Apmokestinamasias pajamas vadina pelnu ir aš dabar taip vadinsiu. Iki 20 000 eurų apmokestinamosios pajamos arba pelnas 5% gyventojų pajamų mokestis ir palaipsniui didėja iki 15%. Iki 35 000 eurų pasiekus 35 000 eurų gyventojų pajamų mokesčio tarifas 15 ir mokamas pateikus metinę GPM deklaraciją iki kitų metų gegužės 1 dienos. Galima mokėti ir avansų. Mokesčiai sodrai. PSD ir VSD mokami nuo 90% pelno. PSD 6,98% arba nemažiau 64,50 per mėnesį, jei nesidraustas. VSD 12,52 arba 15,52% priklausomai ar kaupi antroje pakopoje. Mokesčių sodrai galima mokėti kas mėnesį, pateikiant SAF pranešimą arba pateikus metinę GPM deklaraciją iki kitų metų gegužės 1 dienos. Pasiskaičiuoti mokesčiams rekomenduoju sodros tinklapyje esančią skaičiuoklę. Teisingai suvedus duomenis, žinosi, kiek pinigų reikės mokesčiams. Jei nuspręsi mokesčius mokėti po deklaracijos pateikimo, kviečiu jiems skirtus pinigus įdarbinti į kurios nors finansinius įrankius. Kad ir į paprasčiausią depozitinę sąskaitą, tokią kaip Freedom24, kuris suteikia galimybę kaupti savo pinigus nuo 3,86% eurais iki 5,31% doleriais metinių palūkanų. Tu viename turėsi pinigų mokesčiams ir jie mažiau nuvertės, nes bus įdarbinti. Čia toks vienas paprasčiausių įrankių, kuriame labai greitai pasimato investicinė grąža, nes vos įdėjus pinigus jau kitą dieną pamatysi pirmąją grąžą. Supratai teisingai. Ši sąskaita išmoka metinės palūkanas kiekvieną dieną. Tuo pačiu 5% nėra didžiausia grąža ir galimai labiau patiks ilgalaikiai taupimo planai, kur išsirinkus 3, 6 ar 12 mėnesių laikotarpį gali investuoti pinigus su didesnė grąža. Žinoma, kuo ilgesnis laikotarpis ir kuo didesnė suma, tuo pelningiau. Bet kaip pavyzdys, 12 mėnesių laikotarpiu užšaldytas $1000 grąžintų 7,97%, beveik 8% grąžą. Tai po 12 mėnesių į sąskaitą grįžtų 1079,70 €. Šaldyti gal per stiprus žodis, nes pinigus gali pasiekti anksčiau, bet įspėsiu. Atsiimi anksčiau laiko, prarandi palūkanas. Abi sąskaitas gali išnaudoti dar efektyviau, vis reinvestuojant pinigus ir išnaudojant sudėtinių palūkanų galią. Apie sudėtinių palūkanų galę nesiplėsiu, bet kartą pamėginęs negali sustoti. Nuorodą ir viso info rasi komentaruose, naudotis paprasta. Kils klausimų, klausk, atsakysim. Čia buvo trumpas, bet naudingas nukrypimas. Jei nežinai, kur ir kada reiks mokėti mokesčių, įdarbink dalį pajamų. Paskui mažiau skaudės pateikus deklaraciją. Grįžtam prie individualios veiklos pagal pažymą. Jos apskaitai būtina pildyti pajamų išlaidų žurnalą. Kiekvienam pirkėjui išrašyti sąskaitą faktūrą arba pateikti kasos aparato kvitą. Jei veikla paslaugos, dažnu atveju naudojama 30% išlaidų skaičiavimo būdą. Jei pasirenkame išlaidų fiksavimą pagal faktą, renkame sąskaitas ir jas įtraukiame į apskaitą. Išlaidas galime įtraukti telefono ryšio, degalų, automobilio priežiūros, nuomos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, įrangos gamybai vykdyti ir kitokias sąnaudas. Tai mažina apmokestinamasias pajamas ir tokiu būdu mokami mažesni mokesčiai.
Dar vienas svarbus niuansas. Ką dažnai matau? Deklaruodami žmonės net neatkreipia dėmesio, kad pajamas galime apskaityti dviem būdais – pinigų ir kaupimo. Pinigų būdas. Pajamos fiksuojamos jų gavimo momentu, nepriklausomai, kada išrašyta sąskaita. Kaupimo pajamos fiksuojamos sąskaitos išrašymo momentu, nepriklausomai, kada sąskaita apmokėta. Kaupimo apskaitos principą turi taikyti tas individualią veiklą vykdantis gyventojas, kuris verčiasi individualią veiklą ir yra įregistruotas PVM mokėtojų arba kuris savo veiklai priskiria VMI nustatytą tvarką ilgalaikį turtą. Kaupimo principo, jei toks pasirinktas, pakeisti pinigų principų negalima. Galima tik nutraukti individualią veiklą pagal pažymą ir vėl išsiemus naują, tuomet jau taikyti toliau pinigų apskaitos principą. Taip pat vykdantiems gamybinę ar prekybinę veiklą, kai yra perkamos medžiagos gaminimui ar daiktai perpardavimui, būtina atlikti inventorizaciją iki gruodžio 31 dienos, tiksliau gruodžio 31 dienai. Tai svarbus momentas artėjant deklaravimo laikotarpiui. Tarp kitko, video pradžioje paminėjau, kad individuali veikla su verslo liudijimu galimai pigiausia savarankiškos veiklos forma. Kodėl galimai? Todėl, kad jei užsakysi verslo liudijimą vienam mėnesiui, visam mėnesiui, o veiklą vykdysi vieną dieną ir gausi 20 eurų pajamų, tada pagalvok iš naujo, kokia veiklos forma tau tinkamesnė. Dar reikšminga vieta – PVM riba. Bet apie tai jau yra kitas video. Sek naujienas. Tiek labai trumpai apie šią veiklos rūšį. Turi klausimų, rašyk komentaruose. Turi naują temą, komentuok. Ir ačiū, kad žiūrėjai.